Taigi, prieš pradedant šitą video dar norėčiau jūs pakviesti pažiūrėti praeitą mano video iš Egipto, kur nardžiau Raudonojoje jūroje. Kaip visada paspausite kampe ir pamatysite tą video. Na, o dabar noriu jūs pakviesti pažiūrėti vietinių egiptiečių gyvenimo Hurgadoje. Gero žiūrėjimo. Sveiki, susitinkam Hurgadoj. Hurgados pakrašty. Įdomus vietinių gyvenimas, labiau ne vietinių. Pareinam. Matai vidarytą. Kokia šiukšlynas. Ne, pažiūrėk, čia parduotuvė tipo turistą, bet ten nieko, tipo, ten jau baisu koks šiukšlynas. Galo, kas darosi. Ne, čia turistam namai. Nereik padangas. Taip. Čia pat kaip ir Hurgada, kraštys. Gipsas trauko. Normaliai. Kas? Gipsas trauko. Bet tai čia turėjo būti kas parduotuvės? Na, ten toliau dar yra parduotuvės kažkokios. Žiūrėk, kokie pločius lainiai. Lentutės. Aha. Pažiūrėk, kaip armatūros išlankstytas. Ai, žiūrėk, koks lengvas. Šiukšlių pilna, pritrūpinta visko. Tai jau nebedaug čia trūksta, kad pastatytų kažką. Bet tu pastebėjai, kad visi pirmi aukštai tokie, o paskui gyvena. Čia langas su langu, kondicionierius su kondicionierium. Ką tu skiliai radai? Nesimato. Nieko, nesimato. Tamsu. Rusys. Mama Sigita šneka. Čia šiek visos beton, ne, cemento maišai nesumesti. Cemento maišai sumesti. Čia gipsas tai kaip pas mus, normalus. Bet nėra sveikos mašinas, visos nulaužytos. Autobusai ir tie turistiniai nulaužyti. Daug kartų numeris buvo kažkur atsivėlęs. Nu. Žiūrėk, su šaibom prisipti. O jaučiu, kai vakas buvo ten, kur tu skiliai žiūrėjom. Irgi prišiukšino statybvietę viską. Žiauru. Ten toliau. Nepaliks mūsų? Ne? Neišvažiuos be mūsų. Žaidin kiaurai viskas. Jaučiu, nueitų nieks nekreipti dėmesį. Kur ten? A, tipo į tą statybvietę? Sargiai reikia, kad nieks ant galvos neužkristų. Bet čia dar yra šiek cemento, visko. Žiūrėk, tūlikai laukia. Kur tu matai tūlikus? Visi iš vamzdžiai tūlikė. Nu. Ai, vamzdžiai. Nu, taip. Nu. O tai sakė kažką? Girdėsi čia daktaras kažkoks, kažkokia medika. Euromedicals, tai tipo euro medicinas. Nesimato čia, kur noriu parodyti. Nu. Ten visi vamzdžiai laukia tualetą. Visi tūlika vamzdžiai laukia. Jo, jo. Nu čia neuša, nu va šitai to
paskui. Ai, nu. Ir visi tie plasmasiniai girdi. Geras. Motorinis. Kažkaip per mašiną. Ką? Statybų aikštelė net neaptverta. Neaptverta, mes laisvai ėjome ją. Galėjai. Supranti, vadovai baltus šalmus turi turėti, mes baltus plaukus turim ir galime eiti. Ai, nu jie visi Koraną turi ant panelės. Jie čia visada su Koranu ant panelės. Čia padėvėtas Koranas. Bet kaip šitas nenugriūna visas pastatas? Pažiūrėjau, kokių planų. Tų mašiną paračiau. Žodžiu, atvarėm dar į kitą vietą, kuri tipo vaistinė, ir man vaistinės tai nereikia. Aš įdomų dalyką pastebėjau ją. Dabar yra saulėlydis. Pavyzdžiui, ten, aš nežinau, policijos automobilis sustojęs, meldžiasi. Bet musulmonai visada, bet kilimėlį pasidėjęs. Jie, man atrodo, meldžiasi visada per saulėlydį. Kokių emocijų turi viską. Ką tik šiušą numetė mačiučiuvas. Geras. Čia pastatas senesnis. Irgi. Įdomesnis. Tas praeitas, jis sakė, 3 metus buvo stovėjo. Aš tikrai šiandien nieko kasdien negausiu. Bet neturėčiau, sakė, jeigu turistai užkliuvo, jie realiai į kalėjimą sėda. Aš čia vašiučių pilnai. Kietai čia. Įdomus gyvenimas čia. Ne pirmas kartas, Egipte, ne pirmą kartą tokius matau, bet vis tiek visada įdomu pasižiūrėti. Čia moto šufa. Numerį ant rato. Pas mus dar neleisti. Statybvietė. Įdomi atrodo. Pastatas. Aš esu pagyvenęs, bet įdomu, ar gyvena čia žmonės. O pačiu tai yra vaistinė ir parduotuvės, bet ar viršų ir gyvena, net nesivizduoju. Jaučiu vis tiek, kažkas tai gyvena. Realiai greitkris autostrada geresnė negu Lietuvoje, daugiau net nėra. Lenkija čia visi. Šis visas kelias eina šalia Hurgados, man atrodo. Kaip nereikia, vis aš nežinau dėl ko. Ten kalnas ar kas toliau, aš ir tokius suprantu. Šis pačiu, man atrodo, Sorosas Hurgados yra. Varėme Marinos uostą kažkokį. Nu, jau čia labiau turistams skirta vieta, tokia gražesnė tipo. Su jachtom visokiom. Eisim ten į mečetą toli. Pilna jachtų. Šuniukas. Da šuniukas. Šilina. Atsivėties oras jau. Tiek jachtų. Restoranai. Fontanas išjungtas kas. O, žiūrė, nereikia Amerikai Las Vegasą nuvaryti. Bet čia tai girdi, karočią, gražus padaryti pastatai ir toliau jau nuo posto viskas. Nu? Nes realiai čia dabar visi nudažyti naujai. Žmonės apsilanko ten gražiai atrodo. Nu, tu pasižiūrėk, ten jau iš karto jau pastatas, koks blogas. Pusėje gražus pastatai. Turim kitą pusę.
Jau nebelabai. Ten mečetė, nežinau, nekalėdom papuošta, sakė, taip mirksi visada. 2 bokštai. Garsiakariai bent jau, bet dabar nieks nesimeldžia. Nueisim iki mečetės. Ten žuvies ant gatvės yra. Kas? Su kamera šnekėjau. Tas varo, jo žuvis ant gatvės tiesiog tipo. Bet ten leduose sudėtai. Žuvies turgus. Visi viską čia daug išparduos. Čia kepa jau. Čia iš vis žuvies turgus yra, dėl toks papas pareina. Kalėdom papuoštą. Greitą bandų parduoti. Iš kur čia balą gavo? Palyja jiems? Ką? Kažkaip sakau palyja. Ai, čia plauno mašinas. Mašinas plauna. No, need. Diržus kiša. Ir mečetė. Priartėjom. Čia mečetė visa. Dar vienas nepastatytas pastatas. Sakė, naujas miestas Hurgados dar statos. Čia kas čia Hurgados pagrindinė mečetė, ne? Jo, bet čia labai maža parapija, tik tai 2 šitie. Bet pažiūrėk, tipo papuošta kaip kalėdom, bet sakė, čia visus metus taip pavyzdžiui. Bet parapija labai maža. Čia maža skaitos. Tik tai 2 minaretai. Jeigu didelė, būna 4, 3 arba 1. Varėme vietinį turgų. Čia ir gyvenimas. Kaip vaikai žiūri, baltieji. Čia vietoj rūko karočią. Beveik šiksta kažką. Gimant pažiūrėkti. Čia karvė? Nežinau, jaučiu. Jaučiu. Jeigu niečia negali būti. Čia
Čia muzika kažkokia groja. Sakė maišelį, duos. O tu kiek paėmėjai? 6 A, girdi, aš galvoju, valentus spalų reikia dar paimti. Vieną. Jeigu išeisi į parvežti. Čia tau dovanų. Per Šakyrą. Tai pasiim. Tik tau Šakyrą irgi duoda. One minute. Minkštučiai. Davė dovanų apelsiną šviežią. Jam labai patiko, GoPro labai žiūrėjo. Čia jau kokie bananai. Bet čia šitie tikrėjų bus, ne? Mama žiūri bananus. Gerai, čia atrodo viskas. Dabar prinešė, kad neapvargė. Gal turėtų. Bulvė jie turi. Kai žemė jiems bulvė, auga ant smėlio. Bamba jau ant manęs, kad neina praeit. Sakau, bamba ant manęs jau, kad neina praeit. Bet tai, kad jiems šitie daržovės ar gerai išsilaiksius vaisiai, vat jau pagyvenę čia žiauriai. Bet geras turgus. No need, no. Lithuania. Ui. Vos nenusiverčiau šito kalbėdamas. Kaip bananų. Bet čia vietą ir pardavinėja jaučiu. O girdi, čia yra, kaip pas mus yra autobusų parkas, taip čia irgi žiūrėk. Bet tokie mažiukai autobusai visi. Tave nutrenks tuo. Tai komplektacija pirmoji vietoje. Pirmoji vietoje pipynė. Pasitechninė apžiūra yra tik pipynė. Tik pipynė. Kad būtų. Žodžiu, grįžome į viešbutį. Pamatėm Hurgadą, kažkiek plius minus tokį. Rytoj 4 ryte anksti išvažiuojam į Liuksorą. Tai, manau, sutiksim visą kitame vlogė, kuris bus po 2 arba 3 dienų, kaip suplanuosiu. Tai va, spaudžiam laiką, subscribinam ir laukiam kito video iš Egipto. Iki chibryte. Bambara.